Tarptautinė moterų organizacija Lady Cycle jau 2 metai kviečia moteris aktyviai dalyvauti Pink Month veiklose. Kviečiame tikrintis savo krūtis ir rūpintis krūtų vėžio prevenciją. Šiandien atvykome į vizitą su ypatingomis daktarėmis, kurios aktyviai šviečia moteris, edukuoja apie prevenciją, apie gydymą, apie mūsų krūtų sveikatą. Tiesa ir mitas, kad krūtų patikra skausmingas ir ilgas procesas. Vienas iš pagrindinių mitų – nėra skausmo. Svarbu suprasti, kad gali būti skirtingos krūtų patikros. Kaip žinot, kurio tyrimo man reikia, nes yra krūtų echoskopija, yra mamografija, yra MRT, kitos sako, aš apsičiuopiu, viskas pas mane gerai. Aiškių gairių nėra, tačiau tiek Europos onkologai, tiek Jungtinių valstijų bendrai sutarė, kad moteris turėtų pradėti tikrintis nuo 40 metų. Pirmiausiai turėtų kreiptis krūtis tyrančio specialisto konsultacijai, kurios metu su ja bus pasikalbėta. Tai yra labai svarbu, nes kiekviena moteris turi tam tikrų rizikos veiksnių, kuriuos reikia įvertinti ir tai lemia tos ateities patikros krūtų periodiškumą, kaip dažnai ir kokiu metodu tą moterį yra optimaliausia ištirti.